dauguma tarsi papuolam į tuos spąstus, kad jo mes bandom save priimti, bet viduje vis tiek savęs nepriimam. Kortizoliniam svorio augimui yra būdingas riebalų kaupimasis pilvo srity. Nes negalim išimti tik hormonų ir padaryti jų blogiukais, palikę gyvenimo būdo įpročius nuo šaly. Mes dažnai bandom kažką paaiškinti per vieną faktorių, surasti vieną kažkokį tobulą sprendimą, dabar aš eisiu į deficitą ir viskas bus gerai, Žiūrėjau mane, sako, bet Julija taip karvė, nes aš priaugau svoriu. Nes nebūtinai tai, kad ten žmogus turi kažkokį antsvorį, turės įtakos jo sveikatai. Labas, aš esu Gintarė, o tu klausaisi laidos Endobiogenika, kurioje tyrinėjame sveikatą ir laimę iš įvairių pusių. Nuo šiandien kalbėsime tema, kuri yra viena populiariausių visame pasaulyje – tai svoris. Žmonės visi ieško aiškių ir greitų atsakymų, kaip mityba, hormonai, emocinis valgymas, medžiagų apykaita veikia svorį. Tai ne tik fizinė, bet ir psichologinė tema, nes svoris susijęs labai glaudžiai su tapatybė, kontrolė, stresu, savivertė bei pasitikėjimu savimi. O mano pašnekovė šiandien miela mano kolegė, draugė, endobiogenikė, gydytoja Julija Sofska. Labas, Julija. Labas, Gintarė. Šiandien mes ir vėl kalbėsim tema, kuri greičiausiai, negaliu sakyti amžina kaip pasaulis, nes nesu tikra, ar senoviai svorio tema buvo tokia aktuali, kokia ji yra aktuali šiandien. Ir man atrodo, tai yra tema, kuri yra neišsemiama, kiek apie tai bekalbėtum, visada atsiras klausytojų, kurie klausys ir visada atsiras klausimų, kurie bus užduodami ir į kuriuos reikės tų atsakymų. Tai labai noriu tave pakalbinti įvairiais aspektais, bet pirmiausia norėčiau pradėti nuo fiziologijos. Tai ar tu galėtum pasakyti, su kokiom problemom yra susijęs antsvoris iš fiziologinės pusės? Galbūt endobiogenis požiūris galėtumėm pradėti nuo jo, nes jisai tai, ką tu darai kiekvieną dieną, ir galbūt galėtum pasakyti iš pacientų, kurie pas tave ateina, kurie ateina dėl svorio klausimų, kokios būna pagrindinės problemos susijęs su tuo, kad žmogui yra lengviau priaugti svorio arba sunkiau numesti jį. Arba gal ir tas kartu. Išdalinsiu mūsų auditoriją į dvi pusės, vieni džiaugsis mano atsakymu, kurie kiti pasipiktins mano atsakymu. Tačiau savo praktikoje, kai pas mane ateina dauguma turbūt moterų visgi, meluoju, ir vyrų taip pat, tai dabar pagalvojus, kurie ateina ir skundžiasi, kad turi problemų su svoriu, bet tos problemos labiau yra emocinės. Tai yra nepriėmimas save su tuo svoriu, kurį turim, jeigu mes kalbame apie antsvorį. Nes tikrai yra mažesnė dalis pacientų, bent jau kurie pas mane ateina, aš irgi turiu savo kažkokią imti pacientų, negaliu visus endobiogenikus atstovauti arba visus gydytojus. Ir tikrai yra mažesnė dalis pacientų, kurie ateina su tikrų nutukimu, kur jau gali kelti problemų sveikatai. Tai aš sakyčiau, kad pagrindas, būtent jeigu mes kalbam apie tą didelį nutukimą, kur jau kelia, daug sveikatos problemų, tai tą, ką mes vadinam dažnai antsvoriu, tai ne visada tikrai yra problema žmogui. Ar žmogus nejaučia fiziologiškai? Turiu omeny, kad tai sukeltų kažkokių sveikatos sutrikimų. Jo. Gerai, Julija, tai mums reikia apsispręsti kažkaip, nes žmonės turi problemą, mato tai kaip problemą, ir jeigu mes norim jiems padėti susivokti tame, mes vis tiek turėtumėm atliepti tai, kas jiems yra aktualu. Nes jeigu specialistas sakys, viskas su jumis yra gerai, žmogus jausis nesuprastas ir nepriimtas. Tai ką tu matai tokiu atveju žmogui, nesvarbu, ar jis iš tos emocinės pusės, aš nekalbu apie jau tuos nuokrypius, kai yra liga kaip anoreksija ir nepakankamas tas svoris ar tos ribos. Ką tu matai iš indeksų, organizmo funkcijų indeksų, kas pagrindiniai galbūt, blogiukai yra, galima įvardinti taip, kad žmogus patiria sunkumų labiau išlaikyti pageidaujamą svorį. Jo, aš dar noriu prie to pirmo tavo klausimo grįžti, nes man kol kalbėjom atėjo mintis apie tą šiek tiek atskirimą, ar tai labiau emocinė
emocinis klausimas, labiau tai, kad žmogui sunku išbūti su tuo savo kažkokiu galbūt kūno pokyčiu įvykusiu, ne? Ar tai yra labiau apie sveikatos problemas. Tai turbūt tas klausimas, kuris pradeda atskirti, yra, kam jūs norit numesti svorį. Ir gali būti dalis žmonių, kurie sakys, nes man nuo svorio yra, pavyzdžiui, sąnarių skausmai. Aš negaliu taip judėti, kaip aš anksčiau judėjau, man apsunkina mano kaulų raumenų sistemą. Kitam tai gali būti, noriu reguliuoti geriau savo cukrų ir man svoris maišo reguliuoti cukrų. Galbūt gali ateiti moteris, kuris sakys, panašu, kad man svoris trukdo pastoti. Tai yra viena, ne, dalis paciento, kita dalis yra, kuriems tai yra labiau emocinis diskomfortas. Tai va šitą klausimą, kai galvojam numest svorį, turim savo atsakyti galbūt. Tada... Bet aš vis tiek šitą vietoj manau, kad didžioji dauguma žmonių, mes negalim, aš suprantu, kad labai daug dabar randasi informacijos apie tai, kad turim būtent būti sąmoningi, turim priimti save tokie, kokie esam, bet ir dauguma tarsi papuolam į tuos pasus, kad jo, mes bandom save priimti, bet viduje vis tiek savęs nepriimam. Tai ir jeigu žmogui yra sunku, jisai patiria, turi mažiau patinkantį savo svorį, tai gal galim tada grįžti ir prie to indeksų momento, su kuo tai yra susiję. Jo, tai kalbant apie indeksus, apie hormonų, santykius, apie tai, kaip kūnas funkcionuoja, tai turbūt galima išskirti 3 tokius pagrindinius hormonus, iš esmės 3 pagrindinius hormonus, kurie mums trukdo numesti svorį arba nulėmė, galbūt taip geriau pasakyti, nulėmė, kad mūsų svoris yra linkęs būti didesnis kažkiek tais. Tai pirmas yra kortizolis, tai yra streso hormonas ir kortizolis, jeigu jis ilgą laiką būna aktyvesnis, jeigu jo aktyvumo padidėjimas yra lėtinis, tai tada jisai pradės auginti iš esmės svorį mums. O ką dabar gali truputėlį specifiškiau pasakyti, ką reiškia aktyvumas lėtinis? Koks yra aktyvumas lėtinis? Kalbant apie indeksus, apie tai, ką mes matom, kad kortizolio poreikis yra nuolatos padidėjęs pas žmogų ir kūnas dar ir sugeba atsakyti tą nuolatinį poreikį. Pavyzdžiui, mes dirbam stresinį darbą arba dirbam viršvalandžius arba nemiegam naktimis ir tai gali lemti kortizolio aktyvumo padidėjimą. Mes tada turėsim ir to kortizolio aktyvumo požymius. Tai vienas iš jų yra kortizoliniam svorio augimui, yra būdingas riebalų kaupimasis pilvo srity, ypač tas toksai, gal labiau, kaip sakoma, vyriškas obuolio tipo tas nutukimas, ypač viršutinė pilvo dalis, riebalai dažnai kaupiasi ne po odą, o ant vidaus organų, tie patys pavojingiausi riebalai, visceraliniai riebalai. Ir didesnis svoris yra viršutiniai kūno daly, tai gali būti ir sprandas, ir veidas apvalus, bet galūnės yra labai plonos. Tai čia toks tipinis kortizolinis svorio augimas. Tai čia yra vienas iš tų hormonų. Kitas hormonas, kuriuo sumažėjęs aktyvumas lemia svorio augimą, didesnį svorį, tai yra skydliaukė. Skydliaukės hormonų sumažėjęs aktyvumas, kuo jis mažesnis, to būna sunkiau išlaikyti galbūt kūno svorį arba numesti kūno svorį, dėl to, kad skydliaukė bendrai aktyvuoja metabolizmą, aktyvuoja mūsų medžiagų apykaitą, tai kuo skydliaukė yra lėtesnė, tuo mes turim lėtesnę medžiagų apykaitą. Ir paprastai mes turim tada, aš čia supaprastinau šiek tiek, aišku, bet mes turim tada svorio kaupimą daugmaž visam kūne tolygiai plius minus ir dažnai yra skysčių susilaikymas, tokie ir burkimai, tinimai būdingi. Tai čia antras, reiškia, pirmas kortizolis aktyvus, tas silpnesnio aktyvumo skydliaukė. Ir trečias hormonas yra estrogenai. Kai estrogenai vyrauja, mes irgi esam linkę kaupti svorį, dėl to, kad estrogenai yra anaboliniai hormonai, yra statybos hormonai ir tai yra pirmi hormonai, kurie pradeda pas mūsų kūne statybą ar anabolizmą atsistatymą. Tai kuo jie aktyvesni, tuo daugiau mūsų kūnas bandys turėti anabolizmą, daugiau statybos ir tai irgi gali lemti svorio didėjimą. Ir sunkiau numesti. O šitų 3 kombinacija, kuriai būna neretai, tai tada ypač turbo būna kombinacija. Bet čia gal labai svarbu, pastebėti, kad mes kalbam ne absoliučius hormonų dydžius, o apie santykinius, tai yra iš indeksų. Gal tu gali paaiškinti, kuo skiriasi vienas ir kitas? Jo, iš tikrųjų ir kai kalbu ir bandau tą vis grįžti, aktyvumas, tą žodį kartoti, kiti santykinai dėl to, kad mums svarbu ne tai, kad absoliučiai kortizolio yra daug. Jeigu kortizolio absoliučiai yra daug,
tai mes turim Cushing'o ligą. Tada mes irgi turėsim svorio augimą, bet mes jau turėsim endokrininę ligą. O kiekvienas iš mūsų turi tiesiog tam tikrą hormonų balansą, jam būdingą santykį. Kortizolis, skydliaukė, estrogenai, kiek jų yra. Ir jie neišeina iš normos ribų, jeigu mes normą, pavyzdžiui, parodytumėm tokią. Tai tie hormonai, jie nėra kažkur iš tos normos iššokę, bet santykinai aplink tos normos ribose jie gali būti skirtingo aktyvumo. Tarpusavėje jų santykiai bus pakeitę. Ir pavyzdžiui, kortizolis bus aktyvesnis už skydliaukę, kortizolis skydliaukę, mes turim svorio augimą. Jeigu mes apkeičiam kortizolis skydliaukę, mes turim svorio kritimą. O kas yra šiaip sveikiau, ar aktyvesnė skydliaukė, ar lėtesnė skydliaukė iš tos pusės? Nes taip išeina tavęs klausant, kad žmonės, kurie yra liekni ir kuriems per daug pastangų nereikia įdėti, tikėtina gali turėti aktyvesnę skydliaukę. Bet ar tai būtinai yra sveikiau? Kad gražu tai faktas, bet ar sveikiau? Na, žinai, grožis irgi yra labai santykinis dalykas, teisingai. nes, pavyzdžiui, labai aktyvi skydliaukė gali lemti ir labai žemas kūno svorį, ir tokį labai sausą tą kūno sudėjimą, tai kažkam patinka, kažkam nepatinka toks labai, žinai, sausas žmogus. Bet taip, ir padidėjęs skydliaukės aktyvumas, ir sumažėjęs skydliaukės aktyvumas gali turėti savo pasiekmių ir savo kažkokių sukelti simptomų, ir jeigu labai užsilaiko, tai ir tam tikrų ligų sukelti. Tai yra abiem atvejais. Tai nėra, kad kažkas yra geresnis, kažkas blogesnis, tai tiesiog skirtingas spektras, gal taip galima pasakyti. Tobulam pasauly mes norėtumėm turėti normą, bet taip nebūna, nes mes gyvenam netobulam pasauly. Mes gyvenam pasauly, kur mes turim pastoviai nuolatos adaptuotis, pastoviai keistis priklausomai nuo sąlygų. Tai jeigu mūsų kūnas svyruoja, jeigu streso metu skydliaukės aktyvumas didėja, o kai mums reikia atsistatyti, skydliaukės aktyvumas nukritęs, tai yra normalu. Tai yra taip, kaip funkcionuoja mūsų kūnas. Mes tiesiog kažkaip dažnai vieną pusę labiau priimam kaip gerą, o kitą pusę labiau vertinam kaip blogą. Kad jeigu skydliaukė aktyvesnė, tai čia gerai, jeigu skydliaukė mažesnio aktyvumo, tai blogai. Nes galbūt daugiau žmonių yra linkę turėti žemą skydliaukės aktyvumą, tai bendroj populiacijoje. Tai dėl to galbūt taip. O čia yra daugiau prigimtinis dalykas, ar tai, kaip mes su savo gyvenimo įpročiais pakeičiam? Kaip čia? Abu. Iš esmės abu, nes mes galim ir labai daug nulėmė iš esmės mūsų tėvų sveikatą, ką jie turi, genetika, kokią mums neduoda, kokius polinkius mums duoda. Mamos nėštumas turi daug įtakos ir mūsų ankstyvi gyvenimo metai iš esmės turi daug įtakos, nes per tą laiką mes esam labai labai jautrus ir labilus, mes brestam ir tikrai tai gali daug įtakos turėti, jeigu tuo metu mes išgyvenam kažkokias ligas sunkesnės, trauminės patirtis ir panašiai, tai visą tai gali mums pakeisti. Tai, ką mes turim, ir ilgainiui, aišku, mes galim ir nusivaryti savo skydliaukę žemiau arba aukščiau, priklausomai nuo to, kas su mumis vyksta. O tada dar truputėlį noriu paklausti, kokį vaidmenį vaidina nervų sistema, nes, pavyzdžiui, mano asmeninė patirtis yra tokia, kad aš tikrai turiu aktyvesnį kortizolį ir tai yra ne kažkas dėl stresinio darbo, tiesiog, kaip suprantu, dėl mano nervų sistemos, ypač didelio jautrumo ir galbūt, kad aš reaguoju į tai, kas vyksta jautriau negu kiti, mano reakcijos kitokios. Tai aš kaip suprantu, nervų sistema tikrai vaidina ne paskutinį vaidmenį. Čia labai tavo geras klausimas ir tikslus, ir tai tikrai tai, apie ką reikia kalbėti. Nes hormonai, apart to, kad mes turim tą prigimtinę atneštą balansą hormonų, mes turim kalbėti apie tai, kad hormonai taip pat reaguoja į nervų sistemos pokyčius, nes jie mums tarnauja ta prasme, kad jie mums padeda išgyventi, kai mes turim išgyventi, kai turim kažkokį stresą. Ir kai nervų sistema aktyvuojasi, ji visada, ypač tas simpatinė nervų sistema, streso nervų sistema, sakykime, kai jinai aktyvuojasi, tai jinai visada prašys, kad skiltų skydliaukės ir kortizolio aktyvumas, tam, kad mes galėtumėm, grubiai šnekant, mobilizuoti energiją ir pabėgti nuo meškos. Tai jeigu mes turim ilgalaikį tą lėtinį simpatinės nervų sistemos aktyvumo padidėjimą, tai tokiu atveju mes galim turėti ir lėtinį tų hormonų aktyvumo padidėjimą. Bet galim ir neturėti, priklausomai nuo to, ką mūsų kūnas sugeba. Nes vieno žmogaus antankščiai turi daugiau potencialo ir gali ilgą laiką turėti tą tokį
didesnį aktyvumą santykinai, nes nervų sistema pakilo, antinksčiai pakilo ir jie, reiškia, kartu eina. Kito žmogaus pakilo nervų sistema, antinksčiai buvo ir nukrito, nes nebesugeba. O kito, pavyzdžiui, antinksčiai nekyla, bet skydliaukė labiau kyla, o trečio ten, ar kydlintas ten jau tas žmogus pas mane, kortizolis labiau kyla, o skydliaukė mažiau kyla kaip atsakas. Tai yra tikrai atsakas į nervų sistemos aktyvumą. Ir kuo daugiau mes to streso turim, plačiaja prasme streso, čia nėra tik tai, kad kažkas atsitiko, bet tai yra visas krūvis, galbūt netgi geriau būtų sakyti krūvis, kurį mes patiriam gyvenimo eigoje, dienos eigoje. Tai visa tai turi įtakos šitiems hormonams. Tai ką aš galiu iš savo patirties pasidalinti žmonėms, kurie kaip ir aš galbūt neužgyveno tokią nervų sistemą su per daug stresuotais darbais ar panašiai, su to krūviu, kaip tu sakai, bet kurie prigimtinai turėjo jautresnę nervų sistemą ir jie į pasaulį galbūt žiūrėjo, kad jisai nėra saugus ir mokėsi keisti savo požiūrį. Tai pirmoji vietoje yra labai svarbu raminti tą nervų sistemą ir neskatinti pasirinkimais, kad būtų dar jautresnis jos atsakas. Tai aš kiek atsimenu tavo patarimus man, kurių aš tikrai neklausiau ir galvau, šnekėk, aš darysiu taip, kaip man reikia, nes mokslininkai ir naujausi tyrimai nemeluoja. Čia kalbu apie šaltą dušą, kas ten dar badavimą, protarpinį tame tarpe irgi badavimą, kad visa tai tiem žmonėms, kurie turi būtent jautresnę nervų sistemą ir to pasekoj pakilusi kortizolį, tai galbūt lėtesnė ir skydliaukė ir dar galbūt ten estrogenų kokteilį tame tarpe, tai jiems būtinai reikia to nedaryti ir ieškoti viską, kas nuramina, o neaktyvina nervų sistemą. O dabar, žinai, dar apie... Ačiū, kad pasidalinai, čia labai svarbu tikrai. Tai jau ačiū tau, kad mane išmokėjai, nes jeigu nebūtų manęs to išmokius, tai nebūčiau galėjus ir pasidalinti, nežinai, išmintis atsiranda per patirtį ir nepradėtum gerbti, yra galbūt žmonių, kurie gerbia savo kūno ribas instinktyviai. Aš tikrai ilgą laiką laužiau savo kūną, nuskausmindama galbūt galvodama, kad protas žino geriau negu žino kūnas. Tai tu tiesiog turėjai labai daug kantrybės, kantriai aiškinti, 100 kartų kartoti tą patį ir leisti man klysti. Aš galvoju, kad tai yra vienas svarbiausių pacientui jausmų, kai tavęs neteisia ir nevertina dėl to, kad tu darai kitaip, o kantriai laukia, kol tu subręsi ir išgirsi, ką tau sako. Tai čia tau ačiū labai. Ir žinai, dabar pakalbėkim dar apie estrogenus. Daugelis moterų tikrai galvoja, čia tas blogietis estrogenai, nes tikrai daug kas ir galvoja, sulauksiu menopauzės, jų nebeliks, tai ir nebeliks svorio problemos. Jo, būtų gerai, jeigu tai būtų. Paaiškink plačiau. Jo, bet vienas dalykas, kad šiaip gyvenimo eigoje, kai estrogenai vyrauja, mes turim daugiau polinkio į svorio augimą. Tačiau, kai estrogenai pradeda kristi, tai jie irgi gali sukelti svorio augimą, dėl to, kad jie sąveikauja su mūsų sotumo hormonu leptinu. Ir kai estrogenai krenta, leptinas irgi krenta. Ir jisai krenta dėl to, kad leptinas, kai jisai mažesnis, tai jisai padeda mums priauginti riebalo. O estrogenams krentant mums reikia riebalo, dėl to, kad estrogenai yra aromatizuojami riebaluose. Ir po menopauzės riebalai gali veikti kaip, grubiai šnekant, trečia kiaušidė, kur mes galėsim tų estrogenų savo biškį palikti, nes visai be estrogenų yra irgi ne kažką bloga savijauta. Tai dėl to, kad krenta estrogenai, krenta leptinas ir gali augti svoris. Bet nebūtinai. O nuo ko priklauso, kad tada kaip to moterim žinot, ir jos menopauzė vis dėlto, nes dabar nenoriu, kad išsigastų mūsų klausančios, kad o Dieve, tai dabar jau bus menopauzė, tai kris mano estrogenai ir jau būtinai augs svoris. Nuo ko tai priklauso? Bet pirmiausia, jeigu svoris paaugs 1, 2, 3 kilogramais, tai čia nieko tame baisaus nėra, nes tai yra sveika moters kūnui tikrai menopauzės metu. Tai tikrai nesukelia nei sveikatos, nei kažkokių problemų. Nuo ko priklauso, ar augs ar ne, priklausys būtent nuo to santykio tarp hormonų. Vėlgi nuo tų pačių estrogenų skydliaukės santykio, estrogenų kortizolio santykio. Jeigu moteris turi
polinkį turėti aktyvesnę skydliaukį, tai gal jinai netgi jos estrogenams klaikiai nukritus ten žemiau negu visos normos ir sukeliant jau ten, pavyzdžiui, osteoporozės kažkokius nereiškinius, moteris gali nepriaugti svorį dėl to, kad skydliaukė yra per aktyvi. Tai šiuo atveju tas aktyvumas apsaugos kažkiek, o jeigu moteris... Ne? Nu, kaip jis apsaugos nuo svorio augimo, Taip. bet prisidės prie, pavyzdžiui, osteoporozės susiformavimo. Ką aš žinau, man atrodo, Kas geriau porą svarbiau, kilogramų. Okay. Tai čia mano asmeninė nuomonė, kad geriau. Ar indeksuose galima matyti, pavyzdžiui, klauso mūsų moterys, kurios išgyvena perimenopauzę ir, pavyzdžiui, galvoja, tai koks čia yra mano dabar tikimybė, į kurią pusę aš čia būsiu. Ar galima iš indeksų tą prognozuoti kažkaip ir kažką pasakyti jau? Taip, tikrai galima matyti tam tikras tendencijas, ypač ne per vieną, gal per kelis tuos kraujo paėmimus ir stebint dinamikoje, ypač tą galima pastebėti. O kelis tai turiu omeny galbūt tas sezoniškumo skirtumas, ane? Kad, pavyzdžiui, kad suprastumėm, kokia ta terpė prigimtinė to žmogaus arčiau, ane? Jo, tiesiog ne visada iš vieno kraujo tyrimo, iš vieno indeksų gali pilnai nuspręsti, koks yra žmogus. Žinau, čia tipo, vieną kartą apmačiau ir viską apie tave jau žinau. Nu. Taip nebūna. Julija, dar noriu tavęs paklausti apie genetiką. Tai, pavyzdžiui, kaip ir minėjai, kad tarsi tėvų genetika turi įtakos mūsų svoriui. Tai žmogus, kurio tėvai, pavyzdžiui, giminiai yra tas didesnis svoris, galbūt antsvoris yra, ar jisai būtinai yra pasmerktas būti su tuo didesniu svoriu, ar vis dėlto gali savo pasirinkimais turėti mažesnį, kad nebūtų antsvorio, sakykime. Mano praktikoje vis tiek kiek aš sutinku tų pacientų, tai visgi yra tam tikras polinkis tada turėti didesnį svorį, turėti didesnį svorio augimą ilgainiui. Tai tas tam tikrą polinkį mes paveldim, bet priklauso vis tiek, kaip bebūtų. Mes galim kalbėti ir apie hormonus, apie nervų sistemą, mityba irgi turės įtakos. Pakalbėkim dabar apie mitybą. Tai man... Ne, taip nemėgstu šitos temos. Bet pakalbėkim gerai, jinai tikrai svarbi, nes negalim išimti tik hormonų ir padaryti jų blogiukais, palikę gyvenimo būdo įpročius nuo šaly. Tai tada toks tarsi žmogus gali jaustis auka ir ką jisai be padarys, jo tokie hormonai. O aš vis dėlto manau, kad mes kiekvienas turim galimybę pasirinkti. Tai, ką gauname, mes turim priimti, bet ko mes negalim, mes galim, pavyzdžiui, ką tikrai keisti. Mitybą, judesį, stresą, miegą, kaip tokius dalykus, kurie yra tikrai svarbus, kalbant apie svorį. Blogai išsimiegi, tada suvalgai tą energiją ir tada turi kalorijų perteklių. Iš kalorijų pertekliaus gali būti bele kiek ten kortizolio aiškinimai skydliaukės ir estrogenų, bet kalorijų perteklius, nori, nenori, jisai augins svorį. Lygiai taip pat, kad kalorijų deficitas, žmogus neprivalgo pakankamai, jisai valgo per mažai, jo metabolizmas tada lėtėja. Ir jei jinai tą kovos didina kortizolį, tada ir natūralu, kad žmogus taupo visą tą energiją. Tai kaip tu manai, ar yra momentas, ko nepataisytų kalorijų deficitas? Aš kalbu ne apie drastiškus, o net jeigu ir drastiškas, tai ten ne daugiau kelių savaičių. Drastiškas, kalbu apie 500 kalorijų deficitą tokiuose rėmuose. Tai ar yra ko nepataisytų su svoriu susijusiuose srityse kalorijų deficitas? Pasakysiu savo nuomonę, ne absoliučią tiesą. Manau, kad yra ko nepataisytų, nes nepataisys nervų sistemos veiklos. Ir jeigu mes eisim į deficitą, o tai kaip tu teisingai ir sakai, kad mes negalim visą laiką būti deficite, taip 100%. Tokiu atveju mes grįžtant iš deficito grįšim į svorio auginimą dėl to, kad mūsų nervų sistema vis tiek reikalaus to pačio kortizolio, reikalaus energijos tam, kad mes galėtume išgyventi, nebus pavojų, nebus saugumo jausmų. Ir manau, kad tai vis tiek gali nusverti bet kokį kalorijų deficitą. Ne bet kokį, ta prasme, jeigu ten nevalgysis visai nekados, bet tai, žinai, tai jau nėra sveikas visiškai tas svorio kažkoks metimas. Tai manau, kad kas liečia ar visus, tai ne visus galės sutvarkyti. Aš manau, kad šitoj vietoje galbūt daugiau yra problema ne pačiam kalorijų deficite, nes aš manau, kad tikrai kalorijų deficitas suveiks visiems iki vieno, bet po to, ką žmogus darys po to. Tai jeigu
tas žmogus, vienam, greičiausiai, jeigu tu turi jau nelabai gerus įpročius mityboj ir visi žinom, kaip badauti, nes paprasta, nevalgyti ar valgyti mažiau yra gerokai paprasčiau negu valgyti taip, kad patenkinti kūno poreikius. Tai va šitoj vietoj tiem žmonėm, kurie neturi tų teisingų įpročių, kaip baltymo pakankamai užtikrinti, reguliarus valgymas, vėlgi apie ką esi pati daug kalbėjusi. Tai šitoj vietoj taip, aš tikiu, kad žmogus tik didins savo kūno blogą patirtį ir jam su laiku vis bus sunkiau ir kūnas nenorės atidavinėti, nes jis bus amžinoj kovos būsenoj, kad ir vėl prieš mane smurtauja. Bet jeigu žmogus, šiais laikais yra tikrai daug pagalbos ir mes esam ir kalbinę, ir Martins, ir Sandra esam kalbinę, kur tikrai žmonės ir be jų dar yra daug, kiekvienas gali rasti, kas jiems rezonuoja. Ir tą darydami su pagalba, mokydamisi žingsnis po žingsnio, kaip ugdytis tuos gerus valgymo įpročius, aš manau, kad jie išmoktų išbūti ir toj gerokai ilgesniai, kur turėtų trukti ta fazė, jau valgymas pagal kūno poreikį, kad nenumažina. Bet aš sakyčiau, kad tada turėtų būti pradžia ne deficitas, o pradžia turi būti išmokti valgyti ir tada jau eiti deficitą. Tavo geras pastebėjimas, manau, šitoj vietoj, tik žinai, nežinau kaip tau, tu irgi turėjus asmeninę patirtį su svoriu ir tikrai tai išmintis atėjo ne veltui, tik dėl to, kad ta patirtis buvo. Žmonės, kurie yra nepatenkinti savimi, kur jiems kliūva tas svoris, jie nenori laukti. Labai retas, kuris sutiks palaikyti mažą deficitą, kad tai būtų sveikatai palanku ir norės mokytis eigoj. Dauguma nori, bet čia ir dabar numesti. Nes jiems reikia rezultato dabar, nesvarbu, per kiek jie priaugo, bet svarbu, kad rezultatas būtų čia ir dabar. Taip irgi yra, bet, tarsi aš noriu pasakyti, kad tas saugumas galbūt kūno yra pirmoji vietoj, o tada jau... Pritariu tau, nes aš galvoju, kad čia jau iš tos fiziologijos mes truputėlį periname į psichologiją ir manau, kad, psichologinis momentas, kalbant apie psichologiją, mes negalime eliminuoti ir mūsų galbūt giminės patirties arba, kaip sakyti, tautos patirties, kur vis tiek karai, kurie buvo, jie paliko pėdsaką kolektyviniai pasąmoniai ir kad gyvenom nepritekliui, kad maisto nebuvo visada ir tas noras galbūt prisėdus prisivalgyti, nes rytoj galbūt nebebus, nes daug kas sako, taigi va, mes pertekliui gyvenam. Taip, šiandien dienai mes turim visko per daug, bet ta kolektyvinė patirtis, aš manau, aš negaliu moksliškai pagrįsti tokių dalykų, bet intuityviai jaučiu, kad tai yra teisinga ir kad jinai mus stipriai valdo, mūsų pasirinkimus valdo. Ką tu manai apie tai? Mes dažnai bandom kažką paaiškinti per vieną faktorių, žinai, surasti vieną kažkokį tobulą sprendimą, dabar aš eisiu į deficitą ir viskas bus gerai, žinai, arba dabar aš nueisiu pas endobiogeniką, man paskirs mikstūrą, aš pradėsiu vartoti, mano hormonai susireguliuos ir viskas man bus gerai ir svoris tas pradės kristi. Tai mes negalim tikrai surasti tos vienos priežasties, nes jų yra daug, tai yra kompleksinis dalykas ir tikrai viena dalis, aš irgi tau visiškai pritariu, kad viena iš tų dalių yra mūsų protėvių patirtis, kaip gyveno mūsų močiutės, ir tikrai aš manau, kad daugelis atpažins save, kad močiutės labai norėdavo, kad pabaigtume maistą ir kad biškį būtumėm didesnio kūno svorio, nes mano močiutė, pavyzdžiui, labai mėgdavo, kai man pradėdavo skruostai ant nosis eiti. Sakydavo, kaip gerai tau skruostai ant nosis pagaliau pradėjo, žinai, lysti. Nes jai buvo labai svarbu tas toksai pamaitinimas, nes, tikrai, kai išgyveni savo gyvenime nepriteklių, kai išgyveni tos tokias trauminės patirtis, tai ilgainiui tai turi įtakos ir genetiškai, aš manau, tai turi įtakos ir kažkokiais, nepabijosim pasakyti, galbūt energetiniais dalykais, iš dvasinės tos pusės, gal nemoku paaiškinti. Ir tiesiog perduodant tos įpročius, ką mes matom, kaip yra kalbama šeimoje apie maistą ir panašiai, bet kaip tik su Sandra kalbėjote. Taip, tai apie tai mes per daug ir nelysim. Aš žinai, ką norėčiau paliesti šitoje vietoje, apie kūno pozityvumo kultą ir
aš kaip iš vienos pusės, manau, kad ir tu man pritarsi, kad niekas tarsi neturi teisės vertinti, kaip mes atrodom. O socialinė visa medija, jinai mirga tarsi nuo tam tikrų standartų, nuo tokių postų, kaip buvimas ten lieknu jaučiasi, tarsi būdamas stambesnis, jau tu netenki kažko. Ir nori, nenori, ta informacija, kuri yra transliuojama, tikrai plačiai ir jos daug, ir dar dietų ta visa kultūra, jinai palieka pėdsaką galvoj. Kaip tu manai, ar turi teisę žmonės vertinti kitą ir sakyti, net jeigu yra tikrai antsvoris, matom tikrai antsvorį, ar turi teisę komentuoti kažką, ar vis dėlto tai yra kiekvieno žmogaus teisė būti, koks jis yra? Aš čia net įtraukiu, žinai, ne tai, kad kiek svetimus, kiek artimuosius, nes dažnai mes iš mamų galim girdėti, iš ten artimų draugių, tu čia jau pasitaisius, jau susijimk, ten, tokius pasakymus net. Ar aš asmeniškai norėčiau, kad man kas nors sakytų, tai ne. Aš turiu veidrodį ir aš matau, kaip aš atrodau. Ir aš žinau, ar aš priaugus svorio, ar aš numetus svorio, ar man su tuo gerai, ar man su tuo blogai, aš tą, savo viduje žinau. Ar aš noriu tą girdėti, aš tikrai nenoriu to girdėti. Aš, kai įstojau į universitetą, išvažiavau į Kauną studijuoti ir vieną kartą grįžau į Vilnių ir turėjom tokią, kažkokia šventė buvo pas močiutę ir atvarė mūsų kaimynę. Šiaip labai faina, viskas su ją gerai, mes su tą bendraudavom ir iki šiol, aš, kai ją pamatau, labai džiaugiuosi, nes tai visa vaikystė, bet jinai užmetė tokį vieną komentarą. Pažiūrėjo į mane, sako, bet Julija taip karvė, nes aš priaugau svorio. Tokia paprasta moteris, žinai. Nes aš tikrai priaugau, man buvo didelis stresas, kraustymasis į Kauną, studijos, kalbos barjeras. Buvo tikrai daug tų priežasčių, mano kortizolis tada tikrai didėjo. Dabar žiūrint tas nuotraukos, aš matau tokį aišku kortizolinę, žinai, išvaizdą tuo momentu. Ir nebuvo faina taip išgirsti. Ir tai buvo nereikalinga, nes, ta prasme, aš žinau, kaip aš atrodau. Ar tai buvo, ar tas mūsų komentaras, ne tik tai, mano tas atvejis, bet bendrai, kai mes kalbam su kituo žmogum ir norim pasakyti kažką apie kūną, ar tai yra, ar tai yra jautrus, kokia mūsų intencija tą pasakyti, ar čia tipo rūpestis mūsų, ar kas, žinai. Aš žinok, esu susidūrus tokia situacija, atsimenu, po antro vaiko gimdymo ir ten tikrai buvo ir komplikacijos, viską. Ir mano mama kaip tik buvo atskridusi, žinai, pas mus. Ir jos reakcija mane pamačius buvo, o Dieve, kas tau yra, tarsi nes pas mane visai svorio, susijimk. Aš galvoju, taip, jinai, žinai, tikrai tą sakė ne iš piktos pusės, nes aš tikiu, kad jinai šventai nori, kad vaikas jos atrodytų gerai, bet taip, tuo metu man irgi buvo tai labai nemalonu, tiesiog galiu suprasti, kad ketinimai, intencija buvo gera ir žmogus tiesiog nepagalvojo, nefiltravo savo kalbos ir tiesiog sakė, ką galvoja, bet kad tai yra nemalonu, tai yra tikrai nemalonu, nes kaip tu ir sakai, aš žinau, ir aš mielai būčiau kitokia, bet negaliu būti kitokia. Tiesiog tą akimirką esu tokia, kokia esu. Tai tokie komentarai jie tikrai žlugdo. O tada iš kitos pusės, kaip specialistė, vis tiek sveikatos priežiūros, kaip manai, ar sveikatos priežiūros specialistas turi pareigą atkreipti žmogaus, jau mes kalbam ne apie teisę, o apie pareigą, atkreipti žmogaus dėmesį į antsvorį. Kai mes kalbam, kad ir nedidelį dar ten nėra gal pripažintas antsvoris, bet jau tas KMI indeksas. Čia atskira tema, KMI indeksas. Bet vėlgi, aš manau, kad priklauso nuo to, ar tas svoris tikrai turi įtakos to žmogaus sveikatai. Nes nebūtinai tai, kad ten žmogus turi kažkokį antsvorį,
turės įtakos jo sveikatai. O nuo ko tai priklauso? Kaip sužinoti, ar turi įtakos sveikatai ar neturi? Tai iš esmės reikėtų įvertinti visą žmogaus gyvenimo anamnezę, kaip jisai valgo, kokios lygos šeimoje, ar yra kažkokios rizikos turėti, kokie yra kraujo rodikliai, ne? Indeksus tuos pačius mes galim vertinti endobiogeniškai. Tai visą tai pasiimti visumą ir tas spręs, ar tai tikrai yra svarbu. Nes ne visada svarbu. Mes neturim taisyti absoliučiai visko savo gyvenime. Tarsi neturi žmogus visur turėti tobulumą. Bet, pavyzdžiui, yra juk ir lieknų žmonių, ne, kurie turi ten vidinių riebalų ir kurie tie vidiniai riebalai turi daro žalą organizmui. Tai būtent, pavyzdžiui, endobiogenikoje, kai mes kalbam apie antro tipo cukrinį diabetą, mes turim antro tipo cukrinį diabetą, 3 atskirus tos terainus vadinamus, tas hormonų balanso ypatumus, terpės, kurios gali lemti antro tipo cukrinio diabeto išsivystymą. Ir vienas iš jų yra klasikinis, kai žmogus yra linkęs tiesiog ir privalgyti daug savo to cukraus apykaitos sutrikimo. Ir yra kitas variantas, kur tai yra visiškai nesusiję su mityba. O su kuo tai būna susiję? Tai yra su nervų sistemos aktyvumu. Mes vėl grįžtam prie nervų sistemos, kuri pasirodo yra, man bent jau žiūrint, visada jaučiau, kad jinai yra svarbiausia dėlionės detalė. Ir kad hormonai jie tikrai svarbus, bet bent jau aš su kuo susiduriu, kad tikrai ta nervų sistema man yra aukščiausias prioritetas. Čia iš tikrųjų yra tas svarbus tas požiūris. Tai, kad tu sakai, tai yra svarbus požiūris, nes tikrai mes galim keliais lygiais matyti tą sveikatą ir tos sutrikimus. Tai vienas yra simptominis, man skauda koją, aš einu kažką savo koją daryti, žinai, kad jos pagerėtų. Tai gali būti sisteminis požiūris, tai mes, ką mes darom endobiogenikai, mes žiūrim hormonų, kaip sistemiškai viskas funkcionuoja, kaip nervų sistema funkcionuoja, kaip turi įtakos hormonams, kaip hormonai medžiagų apykaitai ir visą tai sistemiškai žiūrim. Ir yra holizmas. Holizmas yra, kai mes žiūrim, kaip mes kaip sistema funkcionuojam tuo aplinkoje, kurią mes turim. Ta aplinka turi daug įtakos mūsų nervų sistemai. Bet žinai, kad dar noriu labai atreflektuoti, tai tarsi ir nesusijęs su mūsų šios dienos tema, bet ką tu pasidalinai, kad vertinam ir šeimos istoriją, kaip kokios ligos ten yra, ar kenkia tas svoris dėl pareigos, kai kalbėjom. Ir prisiminiau Bruce Lipton podcastą, kurį visai neseniai klausiau, ir jame jisai sako, kad vienas blogiausių dalykų, kad mes pirmiausiai esam kaip mašinos, į kurias yra instaliuotos tam tikros programos. Jisai be proto daug kalba apie epigenetiką ir kad genų rinkinys tai nieko nesako apie tai, ką mes turėsim iš ligų, sveikatos pusės ir panašiai. Ir pagalvoju, kad čia irgi gali būti toks savotiškas programavimas, kad mano tėvai ten stambesni, tai ir aš būsiu stambus, ten mano tėvai turi cukrinį, tai ir aš jau didelė tikimybė, kad turėsiu. Tai toks konstruktas, kurį aš manyčiau, kad verta pagalvoti ir galbūt suprantu, kad už to stovi ir mūsų įpročiai. Nes tikėtina, kad toj šeimoje yra nusistovėję tokie įpročiai ir tie įpročiai formuoja mus kaip žmogų. Bet kad tai neturėtų būti tiesa, kurią mes besąlygiškai tikim. Nes bet įpročius tai mes tikrai galim pakeisti kiekvienas. Tame yra tiesos, bet nesakyčiau, kad tai 100% taip veiktų, žinai. Dėl to, kad praktiškai, kai matai pacientus ir kai matai tą tokį, nes mes kartais matom iškreiptą tą vidinę terpę, tą iškreiptą tarainą, pavyzdžiui, dėl stresų, dėl kažkokių tais išgyvenimų, traumų ir taip toliau. Ir kartais mes matom tokį prigimtinį to žmogaus tarainą, jeigu taip galima išsireikšti. Ir kartais tu matai tą žmogų su to prigimtiniu ir tą jo vaikų su tokiu pačiu prigimtiniu tarainu. Ir mažus vaikus, kurie dar neužgyveno, žinai, savo kažkokiais įpročiais sveikatos problemų, žinai. Tai vis tiek tam tikras tas polinkis, jis yra paveldimas. Bet mes galim, ne visada žmogus paveldi iš savo tėvų, kartais iš senelių, iš kažko tais toliau. Tai kartais mes labai skiriamės nuo savo šeimos, taip irgi gali būti.
Aš, pavyzdžiui, iki šiol žiūriu į savo tėvų tuos tirainus ir bandau nuspėti, kurią čia pusę aš labiau nusuksiu, ar į mamos, ar į tėvo. Pasirink, kuris gražesnis. Aš noriu į tėvą. Tai dėl grožio, bet dėl lygų šeimų. Tai taip, tai aš turiu minį gražesnis tą pačią prasme, žinai. O tada dar pakalbėkime. Kad mama neišžeistų, žinai. Tai Juokauju. mama šitos dalies prašau nežiūrėti. O jeigu rimtai, tai pakalbėkime dar apie KMI indeksą, kuris iš tikrųjų, aš galiu suprasti medicinę prasme, kad reikia kažkokių normų, į ką įdėti žmogų, kad pamatuoti, kad bet tu žemiau normos, tu normai ar aukščiau normos. Bet kiek jisai atspindi realybę? Ne 100% tikrai ir pagal tas tendencijas pasaulyje dabar kaip ir po truputį galbūt nueinama nuo to kūno masės indekso vertinimo, nes tikrai gali žmogus turėti labai daug raumenų, paimk kokį nors sportsmeną, ne, kuris turi, nežinau, powerliftingų užsiema, tai jo KMI bus, nutukimas jam, bet jam nėra nutukimo, nes tai yra raumenų. Kitas dalykas svarbu, kur yra pasiskirstę tie riebalai. Ar tai yra tie visceraliniai, kur kalbėjom, ant vidaus organų tie pavojingiausi riebalai, ar tai yra poodiniai riebalai. Poodiniai riebalai yra daug mažiau pavojingi negu visceraliniai riebalai. Šlaunyse susidarę riebalai yra daug mažiau pavojingi negu pilvo srities riebalai. Tai vėlgi, jeigu moteris po menopauzės, toli tokia man tema, žinai, priaugina ant šlaunų savo svorio, tai nieko baisaus, tai neturės įtakos labai daug sveikatai. Tai vėlgi, bet galbūt kažkoks KMI šiek tiek bus jau su antsvorio, ne? Netgi dabar vertinant metabolinio sindromo tą riziką, ne tik dabar, bet jau kai aš dar dirbau šeimos gydytoja, tai vertindavo apimtį pilvo. Žiūrėdavo, kokia yra pilvo apimtis, o ne pats KMI. Ir nuo to priklausydavo, ar šis veiksnys priskaičiuojamas į rizikos veiksnius konkrečiam žmogui, ar tai šiuo momentu nėra žmogui rizikos veiksnys. Tai čia galėtų būti kaip, gal ir yra geresnė priemonė. Tikrai tai. Tada nustatyti, identifikuoti, ar žmogus gali turėti sveikatos problemų, ar jam reikėtų ieškoti kažkokio sprendimo jau, ar vis dėlto dar viskas normai. Man ta norma iš savęs, žinai, labai kliūva. Kalbant apie svorį, tai gal tu turigi vis tiek savo asmeninę patirtį. Kad taip, ką aš noriu galbūt pabrėžti mūsų klausytojams, kad iš tavęs eina labai didelis savęs priėmimas ir toks transliavimas socialiniuose tinkluose, kad gali būti visaip ir kad taip kaip yra gerai. Ir kažkada žinau, kad tu turėjai svorio, per mažo svorio problemas ir iki to netėjai per vieną naktį, to suvokimo, kad tokia kokia esu, mano kūnui reikia tokio svorio. Gal tu gali pasidalinti savo kelionę, kaip tu iki to ėjai? Kaip minėjau, kad kai pradėjau studijuoti mediciną, kai išvažiavau, tikrai buvo didelis adaptacijos, tas didelis stresas, buvo didelis adaptacijos poreikis, tai tada buvau priaugus svorio. Ir tikrai jaučiau nepasitenkinimą to, kaip atrodau, man nebuvo jauku savo odoje ir aš pradėjau mest svorį ir mečiau pradžioje taip labai gražiai, su sportu galbūt labiau pakankamai gerai sekėsi, gal kokius 6 kilus buvau tą numetus, žinai, taip, bet kažkurio momentu, tai ne tik tai dėl, manau, dietos kultūrų ir išvaizdos ir taip toliau, daug gilesni dalykai, kurie vyko, aš, turėjau ir valgymo sutrikimą. Ir buvau numetus tikrai labai daug svorio ir amenorėja buvo, mėnesinio nebuvo, toks jau, ta prasme, liguistas tas visas kūnas buvo. Ir koks vertinimas. Ir man tikrai užtruko ilgą laiką, kad aš galėčiau iš to išeiti. Tai virš 10 metų darbo su priėmimu. Ir per tą laiką, kai aš jau, buvau susitaikius, tada, kai aš jau buvau susitaikius su tuo savo kūnu ir jau buvau priaugus to svorio ir sveikatos problemos tos, susijusios su to per mažu svoriu buvo dingusios. Paskui aš buvau priaugus svoriu. Ir po nėštumo metu, tai aišku, turėjau gestacinį, tai ne, bet po nėštumo buvau priaugus svorio pakankamai nemažai.
Ir, žinai, man turbūt didžiausias ta pagalba su tuo savęs priimimu, tikrai tai nėra, kad kasdien, žinai, tu pasižiūri į veidrodį ir galvoji, kokia aš graži, kaip fainai aš atrodau, kad nebūna tų minčių, kad reikėtų susiimti, reikėtų čia numest, ten numest, čia pasitempt, žinai, Bet tu kažką tikrai graži. padaryti. Taip, ačiū. Bet taip, kad tų minčių vis tiek jau ateina. Aš turbūt nėra moters, kuriai tos mintis nebūtų atėjusios, žinai, per savaitę kelis kartus bent jau. Bet man vis ta padeda pagalvot, ar tai yra dalykas, ant kurio aš noriu eikvoti savo energiją šiuo momentu. Ar nėra pas mane gyvenime įdomesnių dalykų negu mano svoris, kuris nėra nutukimas, kuris nėra, žinai, kažkoks problemų man keliantis. Ir tikrai turiu gyvenime įdomesnių dalykų. Ir aš sąmoningai rinkuosi tada nukreipti savo dėmesį į tuos dalykus, kurie šiuo momentu man svarbus ir kurioms aš noriu eikvoti. Tai man šitas visada padeda. Čia toks endobiogeniškas dalykas tikrai, nes endobiogenikoje yra tas visada klausimas, kur aš eikvoju savo energiją, ar aš pereikvoju, ar aš galiu sau leisti eikvoti daugiau energijos. Tai čia toks iš endobiogenikos turbūt išugdytas įprotis pagalvoti apie tai. Aš žinai, tavęs klausiau ir man dar kilo noras parodyti mūsų klausytojams endobiogenikos galimybės iš kitos pusės, kad, pavyzdžiui, tu užsiminei apie sportą ir tikrai daug kas girdi, kad nori ten numesti svorio, turi maitintis atitinkamai, ar ten badavimai visokie ir sportuoti ir daugiau vis pageidaujama. Tai mes turim kiek galimybę įvertinti, koks fizinis krūvis žmogui tinka, tas pats, koks valgymo periodiškumas žmogui tinka. Gal tu galėtum daugiau apie tai? Taip, tikrai galim tą daryti. Ir vienam reikia daugiau kažkokio aktyvesnio to sporto, kitam kaip tik labai aktyvus sportas, per daug kels kortizolį, mažės skydliaukės aktyvumas, nes po sporto krenta skydliaukės aktyvumas, nebus pakankamai greitai tas skydliaukės aktyvumas atstatomas ir bus labai sunku tą svorį iš tikrųjų valdyti ir daug sunkiau numesti tą svorį, kurį mes norim, pageidaujam numesti. Tai vienam tikrai labiau pageidaujama kažkokių lėtų praktikų, jogos, tai či cigūno, kur galima kvėpuoti ir per tą eiti, arba tiesiog vaikščioti, ne? Reikėtų nenuvertinti iš esmės to vaikščiojimo. O kitam reikia tokio jau didesnio krūvio, kad palaikyti tą svorį. Tai mes tą galim tikrai vertinti. Ir tas pats ir su maistu. Mes matom, ar žmogui labiau tinka valgyti ten 2 kartus, pavyzdžiui, 3 kartus per parą, ar reikia tų dažnesnių užkandžių, bet mažesniais kiekiais pavalgyti. Tai viską tą mes galim matyti. Ir žinok, kaip tu pasakoji, kad surinkai ten irgi tų klaidų su savo, kaip čia pasakius, kūno priėmimu, su to reguliavimu. Tai aš irgi esu surinkus visas klaidas įmanomas. Ir protarpinį badavimą, kuris man visiškai netiko, aš nevalgiau pusryčių, eidavau į darbą ir tada mano cukrai, reiškia, šokinėjo ant kalnelių. Ir aš sportavau su labai dideliais krūviais, su labai gerų reguliarumų ir mano skydliaukė pasakė viso gero, aš taip nenoriu funkcionuoti. Ir man reikėjo mesti tą tokį didelį sportą tam, kad mano skydliaukė atsistatytų. Ir dabar yra daug maž taip, plius minus, vis tai yra šiek tiek žemesnio aktyvumo, bet ne tiek, yra skirtumas čia ar čia, ne? Tai irgi per patirtį. Julija, mūsų laida artėja į pabaigą. Aš tau labai širdingai dėkoju už pasidalimą. Tikiu, kad mes palėtėm tik dalį tų klausimų ir didelės dalies net nepalėtėm, nes, kaip ir sakiau, svoris yra ta tema, kur galim diskutuoti ir diskutuoti. Bet gal yra momentas, kurį tu norėtum pasakyti žmonėms, bet aš tavęs nepaklausiu, o tu neturėjai progos pasakyti, tai dabar būtų tas momentas. Jo, tai vienas dalykas, gal aš tokius 2 dalykus norėčiau išskirti. Vienas yra apie tą, ar verta eikvoti energiją tam, kad numest svorį, jeigu tai nekelia man kažkokių sveikatos problemų. Netgi jeigu ir kelia, bet aš turiu gyvenime kažko įdomesnio. Tai, aš sakau, kad sveikata yra priemonė, o ne tikslas. Tai mes turim paklausti, ar tai yra verta mano energijos. Ir kitas aspektas, kad yra žmonių, kuriems yra lengviau numesti svorį, kitiems yra sunkiau. Ir vieni gali labai daug numesti, o kiti už kiekvieną kilogramą kovos, kad numesti. Ir jie neturėtų tarpusavėje lygintis.
Ir jeigu aš turiu, pavyzdžiui, polinkį turėti šiek tiek didesnį svorį ir aš numesiu iki tokios išvaizdos, kuri man vis dar atrodo, kad galėčiau dar numesti, nes tada galbūt atrodyčiau kaip, vat, ten, nežinau, kažkas Instagrame, ar ten mano kaimynė, dar nesugalvoju, arba kokia nors mano kaimynė, tai mes turėtum nesilyginti tai, nes vis tiek mes turim savo tam tikrą polinkį ir ne visi esam vienodi, mes vis tiek esam skirtingi, tai jeigu mes visi būtume vienodi, turbūt būtų labai nuobodu. Aš tau turiu paskutinį klausimą, nes tu čia pasakėjai, jau galvau dėkosiu, bet pasakėjai labai gerą mintį. Ir kad nevystyti to toliau, ar endobiogenika gali atsakyti žmogui į klausimą, ar jo būtent mokama kaina už tai, kiek jam reikės įdėti pastangų, bus didesnė ar mažesnė. Tai yra, ar jam bus sunkiau, jisai priklausys tai grupiai, kuriai sunkiau mesti svorį, ar tai grupiai, kuriai tai yra lengviau. Dažniausiu atveju taip. Nenoriu sakyti, žinai, griežtai taip, nes čia ne mano stilius, bet dažniausiu atveju taip. Tai ačiū tau labai už pokalbį. Ačiū, kad buvote kartu šiame pokalbėje. Jeigu jis jūs palėtė, įkvėpė ar tiesiog sukėlė įdomių klausimų, pasidalinkite komentaruose. Jūsų palaikymas ir grįžtamasis ryšys mums iš tikrųjų labai svarbus. Jis padeda augti ir jausti, kad tai, ką kuriame, jums reikalinga. O jei norite nepraleisti kitų epizodų, paspauskite prenumeruoti. Iki kitų kartų.